panelės, tai mane jau girdi? Girdi, čia reporteris Kersas. Šį kartą atvažiavau į Vilnių, į Manto Bžesko ir jo merginos Oksės Oksanos Oksavinočios namus. Jie čia užsiminėja įvairiausiais dalykais. Dabar mes aptikrinsime jų namus iš visų kampų, rasime viską. Kol Egmontas Bžeskas atlieka reikalus tualete, mes apžiūrime jo paveikslus. Štai šis paveikslas įkainotas didžiuliamis sumomis. Mantas Bžeskas kol kas jo nesugebėjo prakišti nei vienam. Mes Manto Bžesko mėgamajame, jisai nusiaubtas atvykus Oksanai, čia įvyko nenormalūs dalykai, o dabar aš jums parodysiu tai, ko nematė nei vienas Bžesko vyras. Šis įrankis skirtas Bžesko merginoms, kiekvieną vakarą jos gauna pilos iš jo. Štai ir pats Mantas Bžeskas Mantovičius. Mantai, šie namai nerealūs, kiek pinigų kainavo viskas. Nu, kokie keli milijonai. 10 milijardų. Dabar einame prie Manto įnagio, pažiūrėti, einam. Štai prie įnagio prieiname jau, atsargos, o Jėzus. Na, kaip veikia tas įnagis ir kaip kas vakaras su juo daroma? Čia reikia paklausti, aš dabar meistrų samdau, kad jie parodytų man viską, kaip reikia padaryti viską, supranti. Ir čia šitas specialiai vidury lovos padarytas kodgalis. Skirtas taip pat ne bet kam, tik Manto svečiams vyrams. Taip, čia galima prasilginti. Oho, kiekvieno vyro svajonė turėti tokį įnagį. Čia galima kažkur ant 5, taip 10 cemų pailginti. Tai neįmanoma, net plastinės operacijos to neįveikia. O Mantas Bžeskas sukūrė. Jokie chirurgai nepadės, taip. O dabar? Jeigu per ilgas, tai tada šitas įrankis patrumpina labai greitai. O dabar Mantas padarys už didžiulius pinigus įkainotą dalyką. Pademonstruos savo merginą Oksaną Oksanovičią Oksę. Dėmesio, nerealu! Jisai surado damą, kuri nėra 6-9 mėgėja. Einam, Oksanovičia, štai jinai. Oksana jau myli Egmontą, apsikabinkit. Jie uždirba pinigus iš to, kad gyvena kartu. Kodėl tu nemėgsti 6-9 danguje muzikų? Aš labai jas mėgstu. Mėgsti? Mėgstu. Nu, padainuok. Aš ne dainininkė. Jie sakė, kad kartu būti kameroj nenori, nes Oksana dar turi kadrą kažkokį. Papasakok. Neturi jokio kadro. Neturi? Jį vieną. Tai kodėl tu prie jo nebijai? Jisai bėga. Apkabink, pabučiuok į žanduką, ar pabučiuosi žanduką Oksaną savo mylimai? Jisai nenori prie kamerų. Gal tu kandi bučiuodama jį? Gal. Kaip tu galvoji, kodėl jis visas garsias damas su padidintais krūtininimis papais iškeitė į tave? Nes pas mane nepadidinti natūralus. Viskas tau iš tikrųjų nepatiko padidinti. Kur padidinti? Nepatiko. Padidinti Nejolės papai. O čia tai jau pagavote. Taigi, nei viena plastinių chirurgų paliesta dama nepatiks Mantui. O dabar Mantas man pademonstruos, ką su Oksana daro virtuvėje. Neįtikėtina! Jis demonstruoja tą ragą, kuris slėpė. Mantas Bžeskas demonstruoja savo ragą. Kodėl tu su juo po virtuvės lampinėji? Tai kad čia tavo ragas, ne mano. Oksana, Spainioji ragus. tai patinka Manto ragas. Aфиgenas Manto ragas. Mes kalbame su Oksana apie Manto ragą. Kuo jis ypatingas? Aš jį pirmą kartą matau. Tavo ragą Oksanai Mantas demonstruodavo tik tai tamsoj. Ir tu niekada nematydavo jo? Ne, niekada. O dabar kaip tau jis atrodo? Pažiūrėk, palies tai jo ragą. Labai kietas ir didelis. Labai kietas ir didelis Manto ragas. Oksanai patinka ar ne? Nerealiai. Kai ragą Mantas padeda, virtuvėje ištraukiamas kitas įnagis. Mantas turi dar ir tokių prečendalų. Oksana, kaip tau tokie? Man jie labai patinka. Labiau negu jo ragas. Ne, gal ne labiau. Kodėl šis dalykas virtuvėje? Todėl, kad čia yra druskinė. Kodėl viskas tokių formų? Kodėl viskas primena aktus? Todėl, kad mano draugai tokie, kurie dovanoja man tokias formas. Neįtikėtina, įsimylėliai, pamilo viens kitą prieš metus, o jau dalinasi savo intimiausiomis smulkmenomis. Ir Oksana žada, kad vestuvės įvyks tikrai nekur, ne Lietuvoje, sakai. Nes jinai nenori, kad pavyduolės stebėtų ir sakytų, mes pasididinsim papus ir tapsim jo moterim. Jo moteris ji. Ir jie iki gyvenimo galo bus kartu, taip?
Užgarsinsit. Tai va, taip. Čia man tas Bžeskas, Bžeskovičius ir Oksana Oksanavičaitė.